Parinkite teisingas nelygybės, kurios yra teisingos. Na, mes matome, kad čia 9 reikėtų pakelti, gal 7 tikrai būtų labai didelis skaičius ir labai ilgai skaičiuoti, tai tiesiog pagalvokim, gal mums pavyks kažkaip tai išsisukti ir be to. Pažiūrėkime, -9 keliant 7 nelyginių laipsnių, aš gausiu neigiamą skaičių. Štai šitas skaičius mano bus neigiamas, minusiuką pažymiu. O 9 minus 7, 9 minus 7, tai yra vienetas padalintas iš 9 septintuojų. Šis skaičius yra teigiamas. Tai ar tiesa, kad neigiamas skaičius gali būti didesnis už teigiamą? Tikrai netiesa ir skaičiuoti nereikia. Dabar žiūrim bailutę. Bailutė čia 7 keliu 6. Tai bus 7 kart 7 kart 7 kart 7 kart 7 kart 7. O čia bus dar 7 kartus didesnis skaičius, nes aš čia 7 keliu 7. Tai pirmasis skaičius tikrai nėra didesnis už antrąjį. Nelygybė taip pat neteisinga. Žiūrime į trečią nelygybę. -8 kelsiu 6. Lyginių laipsnių keliant aš čia gausiu teigiamą skaičių. Pasižymiu pliusiuką teigiamas. Na, o keliant 5 aš skaičiuką gausiu neigiamą, pasižymiu neigiamas. Teigiamas tikrai didesnis už neigiamą. Ši nelygybė yra teisinga. Dailutė. 7 nulinių yra lygų vienetas. 7 pirmuoju yra 7. Tai ar vienetas didesnis už 7? Tikrai ne. Nelygybė neteisinga. Ir tikrinu paskutinį. 6 minus kvadratu tai yra 1 padalintas iš 6 kvadratu, tai yra 1/36. 6 minus 3 tai yra 1 padalintas iš 6 trečiųjų, tai būtų 1/216. Aišku, kad 1/216 yra mažesnė už 1/36. Taigi ši nelygybė taip pat teisinga. Išsprendėme ir dar 6 uždavinį.